Iš tikrųjų, tai šiandien ypatinga diena, dėl to, kad galime įprasminti daugelį metų vykdomas veiklas būtent sutartimi ir Žalgiris ir Vytauto Didžiojo universitetas turbūt iš vis yra neatskiriami dalykai, net ir nepradėjus vykdyti sporto studijų, integruojant Žalgirio modulio. Daugybė Žalgirio žaidėjų yra mūsų absolventai, šiandien užimantis trenerių ar prezidentų pareigas. Tai iš tikrųjų tai labai matome prasmę ir labai džiaugiamės bendradarbiavimu dėl to, kad vertybinių pagrindų esame labai panašus. Tai šiandien tiesiog yra įprasminimas veiklos, davimas starto dar didesniem projektam veikti, siekiant bendrų tikslų. Ar jau esate nusimatę tuos artimiausius projektus, kuriuos planuojate daryti būtent su akademijos auklėtiniais? Birželio 7 vyks Adamkijadas, tradicinis renginys, tai ir čia jau akademijos jaunuoliai įsijungs ir tęs misiją būtent, kurią ir mes įsipareigoję tęsti. Tai ką ir prezidentas visuomet linkėjo, kad tik tai sportiškai sieloje egzistuoja žmogaus esybė. Su Žalgiriu labai ilgai bendradarbiaujame, jau daug metų, ir ta sutartis tai yra tikrai tokia simbolinė galbūt, daugiau tokia šventė apie tai, ką mes darom jau daug metų, tokia kaip sinergija graži, tai čia daugiau tokia kaip šventė ir mūsų darbų įprasminimas iš tiesų. Galima būtų tokį apvainikavimą sporto studijų pasakyti, kad Vytauto Didžiojo universitete sporto studijose mes esame parengę kartu su Žalgiriu gilinamąsias Žalgirio studijas, tai yra modulį, kurį baigę studentai įgis daug sporto vadybos kompetencijų, lyderystės, treniravimo proceso valdymo ir panašiai. Ir turės kuo puikiausią galimybę, sakykime, tie motyvuoti, kurie labai stengiasi ir nori įsilieti Žalgirio sistemą. Ar galite plačiau papasakoti apie tą studijų programą, koks buvo pagrindinis tikslas ją pradedant daryti ir kuo išsiskiria galbūt iš kitų programų? Mes matome, kad Lietuvai reikia visai kitokių trenerių. Šiandien mes kalbame apie kitokį trenerį, reikalinga visiškai kitos kompetencijos šiandien. Mes kalbame apie tarptautiškumą, tada dirbtinis intelektas, reiškia jau treniravimo procesas jau persikelia į kitą lygmenį, reikia kitų kompetencijų, todėl mes parengėme sporto studijas, kuri yra vienintelė šalyje studijų programa rengianti visų sporto šakų trenerius. Mes akcentą dedam tarptautiškumui, reiškia treniravimo praktiką tu gali atlikti užsienyje. Mes labai didelį dėmesį dedame į tai, kad išmoktų anglų kalbą laisvai kalbėti, galbūt paimtų antrą užsienio kalbą. IT technologijos, dirbtinis intelektas, pagilinti moduliai kaip Žalgiris, kaip sporto psichologija, atletinis rengimas. Tai šiandien dienai mes matom, kad tų kompetencijų labai reikia ir mes parengėm tokį išskirtinai kitokią studijų programą rengti trenerius šiandien dienai. Tikslų yra daug, bet pagrindiniai, sakykime, tikslai yra padėti Vytauto Didžiojo universitetui ruošti specialistus, krepšinio trenerius. Tai matom, kad mes čia kaip akademija galim prisidėti, priimant esamus studentus praktikai pas mumis. Ir kitas tikslas yra, kad mūsų absolventai baigę akademiją turėtų ne tai, kad tikslą, bet galimybę studijuoti Vytauto Didžiojo universitete. Tai tokie du pagrindiniai aspektai. Tas bendradarbiavimas tarp mokslo ir praktikos jis visą laiką yra naudingas. Mes šitam bendradarbiavime matom perspektyvą ir apskritai, kalbant apie bendradarbiavimą su Vytauto Didžiojo universitetu, mes matom jį kaip strateginį partnerį. Mes dalyvaujam aktyviai trenerių rengimo programoje, sporto studijose, taip pat jie irgi pas mus atlieka praktiką. Studentai. Dar kas vienas labai svarbus yra akcentas bendradarbiavime, kad universitete studijos turi būti grįstos moksliniais tyrimais. Ir Žalgiris, ką gali pasiūlyti mokslinių tyrimų bazę. Labai gerą mokslinių tyrimų bazę sporto studijose, kur tų tyrimų pagrindų mes irgi praktikoje galėsim taikyti tam tikrus sprendimus. Žinau, kad būtent šitoj studijų programai yra nemažai ir to tokio praktinio darbo, ar ne, ir Andrėja Trinkieri, ir kiti trenerių štabo nariai padeda, glaudžiai bendradarbiavo, kuo dar ypatinga tą studijų programą auginant naujus specialistus. Tai visų pirma, vėlgi, tai yra universitetas ir studijų
studijos yra grįstos moksliniais tyrimais. Tai mūsų irgi lygiai tas pats modulis yra grįstas moksliniais tyrimais, mes remiamės, bet mes labai glaudžiai, mes negalim tiesiog, būtų nusikaltimas nepanaudoti to potencialo, kuris yra, ir kad studentai matytų aukščiausio lygio darbą, bendrautų su aukščiausio lygio treneriais ir augintų savo kompetencijas. Tai aš manau, kad čia yra labai didelė ta pridėtinė vertė mokslo ir praktikos dermė, sinergija.